Labas vakaras. Noriu dar pakalbėti apie 3 grupės. Progressive grupės, kurios man visos vienodai svarbios, tiksliau vienodai mažiau svarbios. Tai 2 trio, Emerson, Lake and Palmer ir Rush. Ir kita didesnė grupė Manfred Mann as band ir Manfred Mann. Tai va, dėl tam tikrų priežasčių kiekviena šita grupė kažko man nelabai patinka. Rush nelabai patinka vokalas. Turiu tokį mėgstamiausią jų albumą kasetėje, Hold Your Fire, tai dar ten vokalas pakenčiamas. Anglijai nusipirkau. Tai va, šitas apatinis Geddy Lee vokalistas ir bosistas. Va. Hold Your Fire daug mėgstamų dainų yra. Iš Hold Your Fire yra nemažai dainų šitam koncertiniam Show of Hands Rush. Ir koncertas puikus. Čia Geddy Lee vokalistas, kuris daug kam nepatinka. Šiaip grupė jau nebe likus kaip grupė, nes nėra vieno nario. Jau iškeliavęs, o kiti 2 dar juda krūta. Va, grupė Rush. Jų mėgiami albumai yra Grace Under Pressure ir tikrai mėgiamas yra šis darbas Moving Pictures. Va. Dabar reikėtų pakalbėti truputį apie Emerson, Lake and Palmer. Sunku perkast man šitą jų darbelę Tarkusą. Čia karinis toks sunkumas su jo. Šis albumas puikiausias ir neblogas yra kitas šis. Va tiesa dar. Šiandien. Trilogy ir debiutinis Emerson, Lake and Palmer. Jie yra puikus. Sunku suprasti yra šitą Brain Salad Surgery. Jis tikrai ne kiekvienam, bet yra gerų vietų. O dar sunkiau Mussorgskio Pictures at an Exhibition. Čia pasisekė yra DVD. DVD gražus, įdomus. Va, paveikslėliai parodoje. Čia Mussorgskio. Mussorgskio
Произведение rusų kompozitoriaus. Ir savo variantą padarė Emerson, Lake and Palmer. Va. Dabar, kad būtų įdomiau, susiieškojau jų koncertą, ne paprastą albumą, bet Works Live. Kitas yra koncertas Welcome Back to the Show That Never Ends, My Friends, o čia Works, kitas koncertas. Tai va šitas man kažkaip įdomesnis netgi, nes čia nereikia to Works medžioti. Iš viso Works ir Works 2 yra 3 diskai. Ir ką, ir dar mėgstu Manfred Mann's Band iš Progressive Rock. Tai Nightingales and Bombers. Labai mėgstu Angel Station. Čia jie dviese pagrindiniai nariai. Štai kaip atrodo grupė. Manfred Mann arba Manfred Mann's Earth Band. Žiūrint, kuriais metais. Bet pagrindinis ašys tai buvo tas Manfred Mann. Ir kūriniai, kurie patinka, tai va. Nu ir aišku, Bestas.